kartą subėgsiu pagal pagrindinius nustatymus, pagrindinius lygiai, kas užtruks, kad nedaryšysiu vieno laiko. Tai turim pagrindinį ekraną, kur yra demonstruojamas šiuo metu gyvas vaizdas, kaip ir jau rodėm, tiesiog galima susižymėti kažkokius ofisuose kameras, išsikviestis po vieną, tiesiog spaudžiant kameras. Kas svarbu yra, čia dažniausiai būna apsaugos darbuotojams, tai būna aktualu, kad būtų patolus valdymas. Tai tiesiog yra pagrindinės funkcijos, double click, įsikviečiant vieną kitą kamerą, toliau yra vaizdo atkūrimo funkcija, toliau yra pagrindinės visos funkcijos, tiesiog Idis centras nėra kažkokia tai labai apkarpyta versija Idis Solution centro, tai faktinis vartotojas tikrai nieko nepraranda. Yra visos pagrindinės funkcijos, tai visų prietaisų ir trečiųjų šalių ir Idisų, turim čia MVR, jo būklė, ar viskas geras, kuri versija ir taip toliau. Čia vėlgi tiesiog išnešiu atskirą šitą langą žemėlapį, kad parodyti. Dar norėjau parodyti, kad, sakykime, atsiradus poreikiui čia yra bėga įvykių žurnalas. Pagal galimybę, tai programavom tiek, kiek būtų normalu parodyti, yra ir motionas, ir veido detekcija, tiesiog įsimetam kažkokį tai įvykį. Toliau apie paiešką, tiesiog mane priskirti prie jaunuolių. Ne, čia tarp jaunuolių. Tai tiesiog galima ir automobilius, ir veidą filtruoti pagal susidėti kriterijus pagal tai, ko ieško. Toliau bendras vaizdas kamerų, kuri kamera analizuoja, ar šiuo metu analizuoja, įėjimai, išėjimai, kurie vėlgi yra valdomi, programuojami ir taip toliau. Toliau galima susiieškoti ir susiieškoti visų buvusių esamų įvykių, atsisiųsti žurnalą, kas kada ką ne vaizdą išlynė, bet atsidarė kažką, pažiūrėti, ar apsauginis žiūrėjo, ten kažką, tai kažkas peržiūrėjo įrašą, žodžiu, toks dalykas, tokia funkcija. Tada yra savidiagnostika, labai patogus dalykas, kiekvieno MVR iš karto matom, kurie įėjimai pajungti, kurie portai, kurie kiek naudoja, koks srautas ir taip toliau, MAC adresas, žodžiu, visa informacija ir kamerų ir prietaisų. Čia yra per MAC search, kada yra kameros sužymėtos žemėlapį, bet yra aukštai, tai galima iš aukštų pasirinkti kameras, susimasti. Aišku, čia tiesiog yra demonstraciniai versija, tai jie nėra. Tai daugmaž tiek, sakau, kad vieną kartą geriau pamatyti, nieko beveik nesiskiria nuo Idis centro šitą Idis, mes mokom.